Iš pat pradžių tai atėjau su tokia nuostata, ką jau tam nepašnekėsiu, aš tam su kažkokiu tai žmogum. Tai iš pradžių, kai tik tai prasidėjo kursai, kažkaip pasirodė, kad viskas čia pakankamai kaip ir suprantama, kaip ir aišku, kažkokių sunkumų tikrai nesitikėjau. Kursai tai žinoma yra praktika. Bet kai pradėjome bandytis iš tikrųjų ir praktikuotis, tai aš labai buvau nemaloniai nustebintas, kad pasirodo ne taip čia viskas ir paprasta, kaip aš galvojau. Atėjus aš jaučiausi visiškai nevykusi, nes atrodė, kad viską darau blogai, kad viską iki šiol dariau blogai, kalbėdama su žmonėmis. Kursai sekės gan ir sunkiai, nes ties manim reikėjo daug ką padirbėti. Vienas, kas iš didžiausių dalykų, ką reikėjo išmokti, tai išmokti nepatarinėti. Kursų metu tikrai pasikeičiau ir pats kaip žmogus ir pasikeitė požiūris į daugelį dalykų ir tikrai labai daug turėjau pasistengti ir išmokti, kad galėčiau teikti emocinę paramą. Per kursus žmonėm ateina toks nušvitimo akimirka, kai jiems stengiasi kažką papasakoti apie tą pagalbą žmonėms, apie tai, kas galbūt padeda arba kas gali pakenkti pokalbio metu. Ir jie taip sako, taip, man iš tikrųjų taip irgi būna. Ir kai man sunku, man tas irgi nepadeda, arba man tas kaip tik padeda. Pusė net nelabai supranta, ko jie čia atėjo ir ką jie čia darys. Ir tu bandai jiem paaiškinti ir jie dar net nelabai supranta. Bet po to taip yra šaunu iš tikrųjų, kai jau jie pradeda galvoti irgi panašiai kaip mes, pradeda taip atviriau, plačiau matyti ir Labai žaviuosi, kai ateina žmogus ir labai abejoja savim, galvoja, kad jisai nelabai galbūt tinka, o po to pats, pavyzdžiui, tampa savanorių mokytojų po kelių metų. Tai man atrodo labai faina, kad galima užaugti ir visiškai nesvarbu, kaip save vertini, galbūt galima pabandyti ir puikiai pavyksta. Aš tai dabar jaučiuosi taip, lyg man jaunimo linija būtų davusi vos nedaugiau negu studijas. Tai yra pats geriausias, turbūt nemokamas universitetas.